Kelyje mes esame ne vieni. Daugelį problemų išspręstume nesunkiai, jeigu gerbtume vieni kitus. Eismo kultūra Lietuvoje gerėja. Eismo dalyviai vis labiau gerbė vieni kitus, džiaugiasi instruktorė vairavimo mokykloje dirbanti Marija. Anot jos, prieš 14 metų buvo kitaip. Jeigu mokinys nepajudėjo, tuoj pat signalas iš galo. Arba netgi ne mokinys, kitas vairuotojas. Ten stovi tam kelkraštį, kažkas nori pradėti važiuoti, vėlgi neįleidžia. O dabar iš tikrųjų žiūriu, tik parodė posūkį, kažkur tai reikiuotis. Va tau ir tarpelis atsirado. Net tuomet, jei esate susierzinę, pavargę ar skubate, pasistengkite į kitus eismo dalyvius žiūrėti ne kaip į priešus ar konkurentus, o kaip į kolegas ir pagalbininkus. Kaskart tolerantiškai paklauskite savęs ir kitų, ar tu saugus kelyje? Kelių eismo taisyklių vienas iš straipsnių skelbia: eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu. Vairuodamas negalvok tik apie save, nuolat mokiniams akcentuoja vairavimo instruktorė. Paprašau, kad dabar, matai, balutė, čia va netoli pėstysis yra. Vadinasi, sumažinam greitį. Kartais išgirstu atsakymą, bet tai iš pradžių. Palaukit, Marija, mane tai keletą kartų aptaškė, tai dabar aš vos neatsilyginsiu. Bet tai buvo tau nemalonu, tai gal mes to paties nelinkėkim ir kitam. Vadovaukis principu, nesielk su kitu taip, kaip nenorėtum, kad būtų elgiamasi su tavimi. Iš šiurkštų elgesį nedera atsakyti tuo pačiu. Geriausias būdas pamokyti kitus, rodyti ramaus kultūringo vairavimo pavyzdį. Geras vairuotojas tai susivaldantis, jokiomis aplinkybėmis nesutrinkantis žmogus, kuris pats nesukelia eismo įvykių ir jo išvengia tuo met, kai pavojinga situacija sukelia kiti eismo dalyviai. Būkite geras vairuotojas, važiuokite kultūringai, neužmirškite kitų, neįsivelkite į jokias situacijas, po kurių reikėtų klausti: ar tu saugus kelyje?